tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie gyvąsias neišreikštas intuityvinės žinias. Neišreikštas žinias, angliškai tacit knowledge, mes įgauname iš savo patirties, išgyvenimų, refleksijos, bendravimo ir mokymosi. Jos yra dinamiškos, nuolat keičiasi, plečiasi priklausomai nuo mūsų patyrimų. Jos tiesiogiai yra susietos su mūsų kūrybiniu mąstymu ir įžvalgomis. Šiandien mano pašnekovas Justas Kučinskas, filosofas, judesio mokytojas, įtraukiančiojo vadovavimo praktikas. O mūsų tema šiame neišreikštųjų gyvųjų žinių kontekste suksis apie tai, kaip gimsta įžvalgos. Justai, labas. Labas, Rasa, malonu su tavim šnekučiuotis. Ačiū, kad atėjai į tokią sudėtingą temą ir iš karto tau noriu užduoti pirmąjį klausimą. Kas tau yra neišreikštos gyvosios žinios, žiūrint iš filosofo žiūros taško? Dėkui šį klausimą. Jis man aktualus, jis man svarbus ir kažkuria prasme paveldėjau šį klausimą iš savo mokytojo Arvydo Šliogerio, kuris darė labai aiškią skirtį tarp kalbos ir bekalbio patyrimo. Ir štai man atrodo, čia verta tą skirtį turėti omenyje, kai mes kalbam apie žinias. Tai štai beveik niekas nesiginčys, kad tos išreikštosios žinios visų pirma yra susijęs su tam tikrais teiginiais. Angliškai galėtume pasakyti propositional knowledge. Žinau, kad ir, tarkim, galiu būti apsiskaitęs žmogus ir iš to apsiskaitimo, ir iš to girdėjimo, ir netgi mąstymo galiu būti suformulavęs visai gerų teiginių. Štai net ir dirbtinis intelektas, kuris neturi patyrimo, neturi bekalbės tikrovės patirties, visiškai neblogai, beveik netgi galima sakyti, kartais ir atsitiktinumo dėka, sumetęs žodžius į bendrą katilą, gauna kažkokius prasmingus teiginius. Bet štai žmogaus žinojime yra dar kažkas, kas, tiesą sakant, grindžia ir tą kalbinį žinojimą. Tai tos neišreikštos žinios, kaip ir minėjai. Paimkime pavyzdį krepšinis. Aš galiu žinoti krepšinio taisyklės, galiu žinoti netgi įvairias teorijas apie krepšinį, kalkuliacijas, netgi galėčiau nubraižyti įvairius dalykus, kažkuria prasme paversti viską, kas yra krepšinis, į kalbą. Tačiau yra dar kai kas, yra tiesiog mokėjimas mesti, gebėjimas mesti kamuolį, gebėjimas pagauti kamuolį, jį varytis, ar ne, tai yra tiesiog gebėjimas dalyvauti tame žaidime. Kuris irgi nesibaigia vien tik tai konkrečiais įgūdžiais. Jame taip pat yra ir tam tikras empatijos elementas. Aš turėčiau suprasti, ką reiškia būti krepšininku. Aš turėčiau suprasti, ką reiškia būti vienoje arba kitoje aikštelės vietoje. Aš turėčiau suprasti patį erdvinį ir laiko kontekstą, kuriame vyksta žaidimas, kad atsidurčiau tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Tai yra daugybė tokio žinojimo, kuris niekaip neperduodamas ir neišmokstamas skaitant. Jis yra atrandamas per patyrimą, per dalyvavimą, per įsitraukimą visų kūnų. Ir būtent dėl to, kad mes žmonės turime tą įkūnytą patirtį, vien dėl to mes galime formuluoti prasmingus teiginius. Arba bet kokie teiginiai mums gali būti arba būti prasmingi, arba būti nelabai prasmingi. Ir užsiminė apie dirbtinio intelekto erą. Aš vis galvoju, juk dirbtinis intelektas kaip toks, tai yra teiginių formulavimo mašina, iš esmės, kuri pati savęs nesupranta, kuri nėra subjektas ta tikrąja sąmonės turėjimo prasme ir patyrimo turėjimo prasme. Taigi mes ir esame tie, kurie nuolat turime tikrinti, ar teiginys, kurį skaitau, girdžiu, suformulavau, ar jis dar adekvatus tikrovė, ar jis atitinka tikrovę. Ir vienintelis iš tikrųjų pasitikrinimo šaltinis tai yra turėjimas gyvenimo patirties, tikros patirties. Tavęs beklausant kelios mintys kyla, tai viena mintis kyla, galvoju, dabar jūs užduosiu provokuojantį klausimą, tai kodėl čia žmogui reikalingos tos neišreikštos žinios. Ir tada tavęs beklausant atėjo mintis, tai būtent dėka neišreikštų, intuityvių žinių mes perskaitom
kas yra realybė iš tikrųjų. Tai būtent kaip dažnai yra sakoma, kad žmogus pranašesnis už dirbtiną intelektą yra todėl, kad jis turi kontaktą su realybė, tai dėka šių kompleksiškų žinių mums gimsta įžvalgos. Ir noriu tavęs paklausti, kaip tau atrodo, koks yra mechanizmas, kaip randasi įžvalga? Nes mes šiandien savo apsibrėžiam pokalbio kryptį apie tai, kaip gimsta įžvalgos neišreikštųjų gyvųjų žinių kontekste. Gal net vertėtų ir pasitikslinti mums tą klausimą, kaip gimsta gera įžvalga. Įžvalga, kuri turi kontaktą su realybė. Taip, turi kontaktą su realybė. Iš tiesų, net jeigu pagalvotume, kas yra išmintis, nuo senų senovės tas žodis yra naudojamas nusakyti žmogaus situaciją arba būseną, kuris geba prasiskverbti pro iliuziją, kuris nuskaito tikrovę tokią, kokia ji yra, arba jo, vadinkim, sąmonės supratimo būsena yra tokia, kuri leidžia adekvačiai pasielgti. Kitaip tariant, nepasikliauti iliuzijomis. Tai įžvalga matyt ir yra susijusi su ta išminties situacija, kuri ateina iš tikrovės nuskaitimo. Tai dabar jeigu mes pamąstytume apie tai, kas buvo sakyta, kad tai yra keturi, tarkim, žinojimo tipai: propozicinis žinojimas, dalyvaujantysis žinojimas, perspektyvinis žinojimas ir procedūrinis žinojimas kaip. Tai kažkuria prasme įžvalga ateina, kai kalba, kai tai, ką aš sakau kaip propozicija, atitinka patyrimą. Bet čia yra tam tikra problematika. Vėlgi, mes žmonės linkę optimizuoti dalykus. Ir ypatingai juos optimizuojame tam, kad būtume efektyvesni kažkokiose labai apibrėžtose situacijose. Tai labai dažnai, sakykime, kažkokios srities profesionalas, jisai bus taip savo veiklą optimizavęs, taip gerai jaus netgi ir kūnu, ir intuityvią aplinką, kad jis priims pačius geriausius sprendimus. Paimkime tą patį krepšininką kaip pavyzdį, arba netgi paimkime santechniką kokį kaip pavyzdį, kaip jis žino tą sistemą ir jisai joje yra įpratęs dirbti. Ir, jis, vadinkime, turi gerą įžvalgą į tai, ko reikia tuo metu tai situacijai išspręsti. Ir mes jį vadinam geru profesionalu, mes jį vadinam patyrusiu tos srities specialistu ir mes vertinam tokius žmonės. Bet štai kur yra problema. Kai mes kalbam apie gyvenimą plačiaja prasme, tai vargu ar mes galim sakyti, kad kas nors iš mūsų, iš žmonių, yra patyręs visas gyvenimo situacijas ir jau turi galimybę prognozuoti, atpažinti ryšius ir kažkaip labai čia aiškiai pasielgti. Tai gyvenimas yra paprastai pernelyg kompleksiškas, daugiasluoksnis ir klausimas, kaip mes nusistatom savo žvilgsnio aštrumą, į ką žiūrime, kas mums tampa tuo metu svarbu, kas yra ne taip svarbu. Ir čia, man regis, esminis dalykas yra sąmonės būsena. Tai yra gebėjimas kiek įmanoma, taip sakant, savo išankstinių žinojimų, savo galbūt įprotiniais problemų sprendimo būdais, net ir apsiskaitimų ir žiniomis neužgožti to konteksto, tos tikrovės, kurioje atsidūrė. Ja priimti kaip visiškai naują, visiškai unikalią ir vienkartišką. Mano mokytojas Šliogeris sakydavo, tai yra momentas, kai nukrenta kalbos sakiniai. Ir aš žiūriu visiškai tokiu šviežiu žvilgsniu į ką tik man visiškai naujai atsivėrusius daiktus arba situacijas ir nustembu ir turiu pasimetimo momentą. Ir štai iš tos nežinomybės labai keistų būdų, beveik paradoksalių būdų atsiranda pamatymas, atsiranda įžvalga, matymas galbūt visumos arba matymas iš visumos. Ir tai galbūt skamba šiek tiek mistiškai, keistai, atrodo kaip iš nežinojimo, iš tokios atviro žvilgsnio, kaip ateina įžvalga. Aš apie tai pats mąsčiau nemažai ir vis ieškojau, kaip, tarkime, meditacijos būsena arba tokia, vadinkim, nusiraminimo būsena, galbūt tokio, nesuinteresuotas žvilgsnis į pasaulį, į daiktus, kaip jis gali atverti įžvalgą. Juk tai yra tik būsena ir tarsi aš nemastau, neieškau čia žinių ir kažkokio projekto neformuluoju.
Bet ryšys yra tiesioginis. Jeigu aš atsiveriu tai tikroviai, aš tikriausiai pamatau, ko kitu atveju būčiau nepastebėjęs, jeigu pats būčiau likęs labai svarbus ir toliau mąstyčiau tas įprastinės mintis, kurias esu įpratęs mąstyti. Kitas dalykas, atsiverdamas akimirkai, jos galbūt didybei, galbūt grožiui, tuo pat metu atsiveriu ir savo. Atsiveriu savo kūnui, atsiveriu savo juslėms, savo tam neišreikštam gebėjimui nustatyti ir atpažinti ryšius, nekalbiniam, o bekalbiam, patyriminiam gebėjimui. Ir turiu tikimybę pajausti, kas čia vyksta. Ir štai labai dažnai yra tokios situacijos, kur žmogus veikia automatiškai, veikia ir vieną dieną kažkas įvyksta ir jis staiga pajaučia, kad tai yra negerai, kad tai yra netikra, kad tai yra nepilna, kad tai neišpildo. Ir tuomet gyvenimas verčiasi ir labai dažnai transformuojasi visas. Vat iš tokios įžvalgos žmogus tiesiog pajautė save, per savo kūną, per savo gilius pojūčius, kad situacija yra kažkokia netokia. Tai įžvalga, man regis, yra susijusi su gilaus patyrimo akimirka. Šiandien važiuojant automobiliu galvoju apie žodį transformacija. Tai nėra lietuviškas žodis, galvoju, o koks žodis yra lietuviškas žodžiui transformacija. Ir man atėjo į galvą, kad tai greičiausiai yra permainos. Ir jeigu grįžti prie tavo minties, kad neišreikštos gyvos žinios siejasi su išmintim, tai yra tai, kas kyla iš manęs, iš mano matymo, tai permainos ir prasideda tada, kai dėka neišreikštų gyvųjų žinių ir to kompleksinio santykio su realybe per save, pajausdamas save, savo kūną, man ateina įžvalga, kuri iš principo įneša permainas ir permainos tai gali būti žmogaus gyvenime, gali būti organizacijos gyvenime, gali būti tautos gyvenime. Ir man dabar kaip pavyzdys ateina į galvą, kai su keletą kolegomis žiūrėjom naują dokumentinį filmą apie Mariją Gimbutienę ir jos ateities pajautą. Ir tame filme susipina įvairių intelektualų žodžiai ir sąsajos su mūsų ateitim, dabartim, praeitim. Ir staiga viena kolegė sako, žinai, dabar aš pajutau, kad mano tapatybė, mano šaknis išsiplėtė iki 5000 metų senumo. Ir va čia ir yra vidinė permaina. Ar tu save tapatini su 1000 metų senumo kultūra, ar tu staiga supranti, kad tavo šaknyse gyvena 5000 metų senosios Europos kultūra. Ir lygiai tą patį mes galime tas pačias permainas arba įžvalgą pamatyti organizacijose. Man teko dalyvauti kažkada tai prieš 12 metų strateginiai sesijai, kai Ragutis tapo Wolfo Engelmanu. Ir staiga sesijos metu gimusi įžvalga, o kodėl mes vadiname Ragučiu, nes iš tikrųjų mūsų šaknis ir tikras pavadinimas siejasi su Wolfo ir Engelmanu. Ir staiga atėjusi įžvalga, kad mes galime vadintis ir mūsų tapatybė yra Wolfo Engelmanas, tai atnešė į organizaciją visiškai naują kultūrą, visiškai naujus vertybinius principus. Ir matyt lygiai tas pats ir žmogaus gyvenimo pavyzdyje. Jeigu tu kažkur tai keliauji, man pačiai didžiulę įžvalgą padarė, kaip Florencijoje staiga tam tikram kontekste, kur susipynė kultūriniai dalykai, filosofiniai, psichologiniai, tu suvokiai, kad pirmasis Medici buvo tas žmogus, kuris suprato, jeigu jis aplinkui nevystys aplinkos, kurioje yra, tiesiog jisai negalės augti ir vystytis. Ir nuo tos jo asmeninės įžvalgos minties atsidarė tos mokyklos, kur mokėsi būsimieji Rafaelai, Michelangeli ir tokiu būdu formavosi visa Renesanso epocha. Tai mes matome, ant kiek yra svarbu įžvalga, nesvarbu, ar tai yra žmogaus gyvenimas, ar tai yra organizacijos, ar tai yra tautos. Ir žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovas yra Justas Kučinskas, filosofas, judesio mokytojas, įtraukiančio vadovavimo praktikas, o mūsų laidos tema yra gyvųjų neišreikštųjų žinių
kontekste, kaip gimsta įžvalgos. Ir mūsų antroji daly, tai noriu persiristi daugiau prie organizacijų ir kodėl, kaip tau atrodo, kaip įtraukiančio vadovavimo praktikui, kodėl organizacijai yra svarbu sąmoningai užduoti klausimą, kaip mes kuriam aplinką, kur gimsta tos tikrosios įžvalgos. Ir ką reiškia tikrasis patyrimas, o ką reiškia, kaip mes imituojam patyrimą. Pirmoje dalyje papasakojai 2 gražias istorijas. Vieną ragučio virstančio Wolfo Engelmanu ir kitą Medičio, kuris Italijoje suprato, kad laikas kažkokiai naujai perspektyvai. Abiem atvejais sakyčiau, kad įvyksta esamo konstrukto apie tai, kas yra identitetas, tapatybė, tam tikra sulaužimas ir atradimas galbūt naujos, labiau išsiplėtusios tapatybės. Jį išsiplečia, kartais išsiplečia laike, žvelgiant galbūt ne 20 metų atgal, ne 100, o gal 5000. Tai yra toks atveriantis mąstymas. Arba kažkuria prasme prasiplečia, kaip Medičio atveju, sulaužant savo individuo tapatybę, imant mąstyti galbūt iš miesto, šalies perspektyvos, iš visumos. Ir tai neįvyksta vien iš tokio racionalaus proto, tai galimai kažkas yra, kas persmelkia visą žmogaus būtį. Paleidimas to, kas buvo brangu, tai, ką laikiau aš ir atsivėrimas nežinomybei. Juk persimti kitą tapatybę neužtenka tarti žodį. Aš kaip vedu laidas, man toks vis kirba, o kur čia yra praktiško, kur čia konkretuma, nes žmonės nori, ką jie dabar gali padaryti ir va čia taip mums skala, bet kur konkretika, o kas man iš to. Ir staiga aš dabar mūsų pokalbė suprantu, kad neišreikštos gyvosios tos žinios yra apie giluminės įžvalgos, kurios realiai paleidžia permainas. O dabar mes gyvenam tam laike, kur labai yra svarbu, kokios permainos ateina į mano gyvenimą. Štai organizacijose klausimas, ar mes turim vietą ir savotiškai susitarimą ir sutikimą klausti savęs ir kitų, ar bendrai apie mus, kas yra tikra. Arba apskritai, ar mes turime leidimą jausti. Iš tiesų pajausti, atsitraukti nuo to žargono, finansų žargono, teisės žargono, ekonomikos, vadybos, coachingo, lyderystės ir visų kitų labai tokių sofistikuotų žodžių, po kuriais kartais tiesiog nieko nėra. Nėra tikro patyrimo ir labai lengva visiems mums slėptis ir apsimesti, kad kažkas čia vyksta, o iš tiesų mes konstruojam tuščią kalbą, kuri paradoksaliai atrodo, kad mes čia kažką darom ir turim. Ir aš esu sutikęs tokių vadovų, lyderių, kurie, jį savo jaunesniem kolegom, specialistams sako, žiūrėkit, pasakykit man paprastą žmonių kalbą, apie ką mes čia kalbam. Kalbėkit su manim kaip su nieko nesuprantančiu. Ir toks klausimas labai dažnai išmuša iš to tokio kalbinio registro, iš tos propozicinio žinojimo ir priveda mus visus prie klausimo, ką mes čia iš tikrųjų darom. Ar tai, ką darom, yra tikra? Ar jaučiam tai, ką darom pagaliau? Tai man regis, jeigu organizacijose mes turėtume to žmogiškumo labiau, mažiau tokio žargoninio, specialybinio kalbėjimo, kuris labai sofistikuotas ir kurio galiausiai mes patys nebesuprantam, nes jisai nerezonuoja, jis neatliepia mūsų tikro patyrimo. Tai jeigu mes kalbėtume apie tikrus dalykus su tikrai žmonėm, mes tikrai išvengtume daug bereikalingo vaikščiojimo ratais ir apylankom apie tai, ko mes čia iš tiesų susirinkom. Ačiū tau už pokalbį. Šiandien mano pašnekovas buvo Justas Kučinskas, filosofas, judesio mokytojas, įtraukiančiojo vadovavimo praktikas.